Labai patinka tiek lieti akvarelę, tiek apie ją kalbėti. Daug dažnai ir kalbu. Ir užtat esu sukūrusi kursus, kaip pamilti akvarelę, kuriuose tikrai daug aiškina apie visas technikas. Čia va tokios daugias sluoksnės abstrakcijos, kurias irgi mokomės daryti. Ir šiandien užtat kalbėsime apie tokį dalyką kaip sluoksniavimas, nes galime sukurti labai gražius, labai žavingus, labai lengvus akvarelinius paveikslus vienu ypu, bet jeigu norime labiau ne lengvumo įspūdžio, o sukurti tokį gylį tarsi erdvę, tai tam labai padeda sluoksniavimas, nes jisai padeda išryškinti, ištraukti tam tikras detalės. Vien tik tai laisvas fonas yra gerai, bet kai ant viršaus užsluoksniuojame formas, linijas, mums tada atsiranda kažkoks pasakojimas, detalių daugiau. Ir šitiems savo peizažams mes taip pat paieškosime, kas juose galėtų atsirasti, kas mums jau gerai, kas patinka, o kur dar norėtume kažką ištraukti, kažkokio gylio įdomumo atrasti. Ir kartais galbūt mums reikės kažko visai nedaug. Pavyzdžiui, žiūrėdama į šitą, aš jam beveik nieko net ir nenoriu pridėti. Viskas, apie ką pagalvojau, tai buvo paukščiai. Ir pabandysiu kur nors tolumoje paleisti skrendančių paukščių. Nenoriu naudoti juodos spalvos. Labai dažnai juoda spalva kažkaip taip užmurzina akvarelę. Aš stengiuosi juodą spalvą naudoti labai retai, beveik visada susimaišau savo kažką panašaus į juodo ir į pilko. Šiuo atveju rudą su mėlyna maišiau. Jeigu čia irgi buvo ruda su mėlyna, bet čia daugiau mėlyna, mažiau ruda, tai čia daugiau ruda, mažiau mėlyna. Ir su plonu teptuku, tik pačiu teptuko galu, galvoju, įmesiu kažkiek tai paukščių ten tolumoje. Ir dar, va čia kažkur tolumoje galėtų ten to horizonto atsirasti, nei tai laivas, ne, ten kartais būna tokie lyg ir matosi kažkokie laivai, kažkokie keltai, bet tik tai brūkšniukas. Ir va šitą aš taip ir palikčiau, nes man asmeniškai nieko daugiau jam ir nesinori pridėti, tarsi nieko netrūksta. Šitas visai žavingas, bet jame norėčiau daugiau pasakojimo įtraukti. Ir pirmiausia, man šitas toks kupstas ganėtinai vienišas pasirodė. Tai aš galvoju, kad pasinaudosiu tą pačią spalvą. Aš ten tolumoje, pažiūrėsiu, gal dar šviesesnę pasidarysiu, šiek tiek su vandeniu prasiskiesiu. Nenoriu, kad būtų ryšku. Noriu čia va tolumoje pažymėti, lyg būtų kokie medžių kamienai. Tai tokius sudedu brūkšniukus, vieni ilgesni, kiti trumpesni, kad nebūtų vienodi, nes medžiai nebūna vienodi kaip kareivėliai. Tai vat, lyg atsiranda kažkokių tai kamienų. Ties medžiais truputį irgi pasiryškinsiu horizontą. Ir paskui truputį paryškinsiu medžius. Ir dar pratęsiu medžius į tą pusę. Nes galvoju, norėčiau, kad tiesiog tie medžiai čia beveik iki pat galo ir eitų. Tai viskas kol kas, ką pasidariau, tai prisipaičiau brūkšniukų. Ir tada galvoju, įsistatysiu gal čia dar kokį krūmą. Bet gal nelabai didelį. Tiesiog tokį kaip krūmą. Pasidarau šakeles.
leidžiu rankai drebėti, nes būna skirtingų medžių. Aš noriu, kad šitas krūmas toks būtų kaip tik tokiom lyg palaužytom šakom. Tai nesistengiu labai tiksliai valdyti rankos, leidžiu jai drebėti ir leidžiu savo palikti tarpus tarp šakų, nes aš tenai tiesiog sudėsiu lapus. Ir dabar keliauju va ten į tolumą. Šviesias spalvas stengiuosi nenutamsinti ir tiesiog va pataškuodama stengiuosi, kad nebūtų visai vienodai, tai palikinėju tarpus arba galiu tiesiog pasikėsti su vandeniu. Pavyzdžiui, galiu palikti iš pradžių didesnius tarpus, paskui tarpus pataškuoti šviesesnė spalva, kad atsirastų toks kažkoks mirgėjimo įspūdis, lyg ten būtų medžiai. Ir dabar tą patį padarysiu čia, bet leisiu savo padaryti didesnius taškelius, nes žinoma, čia yra gerokai arčiau. Ir pačią spalvą intensyvesnė ir šiltesnė. Nes man norisi, kad tam, kad atrodytų toli, aš ten turiu, taip nepatraukti akies, ne? O čia kaip tik turiu pritraukti akį. Atsimenat, kai darėm lapus, tai mes taip stengiamės labai gražiai tvarkingai, taip pridedam, prispaudžiam, atleidžiam. O dabar aš tik tai noriu sukurti lapų įspūdį, nedarau tvarkingų lapų. Tai viskas, ką aš darau, tiesiog uždedu ir švelniau paspaudžiu, stipriau paspaudžiu. Tiesiog įvairiais būdais spaudinėju teptuką ir kad nebūtų vienodo ir nuobodu, aš vis pamaišau, pakeičiu tą spalvą. Galiu šviesesnės tokios geltonos įdėti. Galiu netgi tokios ganėtinai geltonos ar smėlinės. Pavyzdžiui, šiuo atveju maišau su smėlinė, kad būtų labiau ne tokia labai saulėta spalva, o tokia šiek tiek prigesinta. Dar šiek tiek šviesios spalvos čia įsidėsim. Ir aš piešiu ir į tarpelius, ir ant tų šakų šiek tiek ir viskas pasislepia. Ir dabar galiu, kad dar kontrasto atsirastų, lyg ir šešėlį padaryti, tai dar tamsesnės žalios įdedu, bet jos jau nedaug ir aš daugiau dedu čia į apačią, kad viršus lyg apšviestas, o čia apačia lyg tamsesnė. Ir daug nereikėjo, gal tiek ir užteks. Man šitam kampe lyg ir kažko trūksta, bet aš čia paprasčiausiai įdėsiu parašą. Jeigu tu matai, kad norisi kažko daugiau, gali pripiešti ir daugiau kalnų, medžių, upių, takų. Ir nieko daugiau man nebereikės. Va taip. Ir jeigu noriu, galiu užsluoksniuoti ir čia ką nors. Man visai patinka, kaip čia išėjo. Aš beveik nenorėčiau nieko pridėti. Galvoju, nebent galima truputį kokias priekinės gėlės pasiryškinti, kaip čia išėjo šviesesnės, tai tiesiog galiu vienoj kitoj vietoj pabandyti. Šitų beveik net ir nesimato, geltonų tada net ir nedėsim. Pabandysiu šiek tiek oranžinių. Labai nenudidinu. Tiesiog kai kur. Ir nesinori piešti labai konkrečių, labai ryškių gėlių, nes susigadina šiek tiek tą abstrakciją, tai aš taip labiau kaip ir lapus medžių dariau, tiesiog padėlioju taškiukais, brūkšniukais. Stengiuosi nebūtinai vienodai daryti žiedlapius, kažkuris geriau matosi, kažkuris plonesnis, kažkuris trumpesnis. Ir dabar man jau lyg tai pradėjo šviesėti, nes dažų mažiau teptuke, tai dar geriau, aš kaip tik naudojuosi progą, kad jau jos nebe tokios ryškios, tai dar pripaišau tos šviesėjančią spalvą. Galima net specialiai, iš pradžių intensyvesnė, o paskui tiesiog tik tai su vandenuku paėmus, tokiu vos matomų dar papaišyti. Ir, nežinau, gal pažymėsiu šiek tiek. Šiek tiek lyg yra kotelių.
teptuko galu brūkšniuku, mokėmės teptuko galu daryti, ne plonas linijas, tai čia tą ir reikia panaudoti, jeigu darom kotelius. Bet darau labai nedaug, labai neryškiai. Jeigu patinka ryškiai, galima ryškiai daryti. Ir ryškinti nebūtina akvarele, iš tikrųjų galima naudoti bet kokią techniką, galima naudoti markerį, pieštuką, žodžiu, ką tik nori, you name it. Tai va, pasluoksniuojam antrą sluoksnį, jau mums atsiranda kažkoks detalumas, erdvė, gylis. Jeigu noris, iš tikrųjų galima sluoksniavimui sugrįžti ir prie mūsų natiurmorto, nes kai mes nupiešiam per vieną kartą, išeina ganėtinai plokščia. Pavyzdžiui, kad ir tos gėlės, kurias aš čia padariau, jos yra ganėtinai plokščios, bet aš galiu sugrįžti vėliau. Ir, pavyzdžiui, čia dabar tokia ruda, bet nieko. Ir iš vienos pusės, mes sakysim, šiek tiek uždedu šešėliuko. Iš karto kas atsiranda? Atsiranda šiokia tokia forma, tarsi gylis tos taurelės. Galima lygiai taip pat ir lapus kažkurios ištraukti, pasiryškinti. Tik tai žiūriu, gal ne iš tos pusės šešėlius sudėjau, bet va, jeigu norisi, sluoksniuojant galima va, kažkokius lapus išsiryškinti, jiems galima gyslas pasidaryti, galima dar pridėti į tarpus, jeigu norisi, kad nebūtų balta, kažko dar. Galima detalizuoti, pavyzdžiui, va čia va yra tik burbuliukai, ar ne? Tai aš galiu prie kiekvieno burbuliuko va dar pridėti, kad jie tokie kaip pumpuriukai būtų, ar ne? Galiu šiek tiek pažymėti, kad, pavyzdžiui, čia jie kaip lapelė, ar ne? Aišku, nebūtinai žalia spalva. Aš tiesiog dabar darau žalę, nes turiu žalę. Galiu, jeigu noriu, sluoksniuodama. Va, galiu, jeigu noriu pasluoksniuoti, galiu čia kažką užsidėti, kažkokį pasitamsinti šoniuką, užsidėti kokį šešėliuką, formą suteikti. Galiu kokius nors vat, ant vazos lyg šešėlius nuo gėlių užmesti. Galiu pačiai vazai uždėti šešėlį. Pavyzdžiui, pasimaišau šiek tiek va tokios žydros spalvos. Pasimsiu tik tai didelį dabar teptuką. Uždedu šešėlį ant vazos. Nelabai ryšku, ne? Ir kol neišdžiūvo šita dalis, čia brūkšteliu su vandeniu. Ir mano tas šešėlis, va, iš karto atsiranda tamsesnis vazos šonas, bet nesimato ties kuria vieta šešėlis baigėsi. Žodžiu, sluoksniuojant galima dar traukti, dirbti su tuo pačiu darbu, kiek tik tai norit. Bet ties čia mūsų 5 dienos su akvarele baigėsi. Jeigu gerai padirbėjot, tai garantuotai turit natiurmortą ir net kelis peizažus. Labai džiaugiuosi, kad buvote kartu su manimi. Jeigu norite tęsti kelionę, junkitės arba prie kursų kaip pamilti akvarelę, bet jie yra skirti labiau arba pradedantiems, arba norintiems geriau pažinti akvarelę, atrasti, kur kokias klaidas daro. Kartais jungiasi tie, kurie moko kitus ir nori kažkokios metodikos, nori pratimų, nori atrasti, apie ką pakalbėti ir ką pasakyti. Net ir dailės terapeutės jungiasi prie mano kursų, tai labai džiaugiuosi. Jeigu netinka šitie kursai, tai tu greičiausiai gausi visus mano naujienlaiškius. Ir jeigu organizuosiu kažkokius kitus kursus, nes dar turiu botaninės akvarelės, eskizavimo ir vis ateina naujos idėjos, tai tikrai sužinosi viską, ką aš darau ir galėsi prisijungti. O dabar pasiplojam sau. Ačiū
jums už tai, kad buvote kartu su manimi. Iki.